pirmą rudą važiavai ir sidabrinė, neatsimeni. Nežinau, aš čia dariau tą Jo, formą supratau, šitoj aš taip ir vietoj. supratau. Ir tada sukau pro klepsidrą. Aha, o, viskas. O dabar biškė pareina. Kaip pamatau vizualiai tą vietą. Taip, jo, taip. Jo, nes aš mane turėjau išvažiuoti turbūt Jo, tai va dabar padarykim ir taip. aš išsukau ten ir turėjau tada pro šitą. Supratau, taip ir supratau. Ir grįžti. Tai va, dabar visą žiedą apvažiuosim ir grįšim atgal. 4 išvažiavimas. Taip ir pasakė 4, ar ne? Sakė 4, ar ne? Jo, nu jis man pasakė, tai gerai, jis man pasakė 4 apvažiavimas, tai reiškia, kad apsisuks ir išvažiuosi pro ten. Pasakė, tai jis tikrai labai aiškiai, viskas gerai. Jo. Tai dabar taip ir padarykime. Tikrai neklaidino nieko. Tai tu čia užmiršus antrą įvažiavai? Jo, aš čia kažkaip pasimečiau, bandžiau, nes aš buvau antro juostoj, man atrodo. Ir aš paskui nepersirkiau, nes aš, žodžiu, nežinau, kas buvo. O jeigu ten užmiršai, jau tu antroji, tai va reiktų tada persikėt, bet va čia ties ligonė dar ištisinė, bet už jos va yra va persikėjimo gabaliukas. O tai dabar nereikia, va, tai čia kiti jisai spėjo čia. Jo, tai va aš ir norėjau persirkėt ir man čia buvo mašina šitoj vietoj. Jo, tai va tas tame reikalas. Dabar aš vėl pasimečiau. Nu, tai čia išvažiuoji, va, tai dėl to mes ir važiuojam. Tik parodyk išvažiavimą. Jo, čia toks lieki antroji ir pat valiai antrą. Galim dar kartą apsisukim prieš pėsčiųjų perėją toj sankryžėliai. Labai netinkamas manevras, bet mes jį atliksim atsargiai. O autobuso vairuotoja pasitikrina. Čia prieš pėsčiųjų perėją? Jo, rodom kairį. Va, čia mes įvažiuosim, biskį giliau, teisingai. Audę praleidus. Judėk. Tai dabar aš galiu už perėjos ar čia? Čia, suk. O, ir va čia tave turi duoti kelią. Jie praleidžia. Va, kokis durna manevra. Čia pats durniausias, kokį gali galvoti. Va, nu bet jį atlikom saugiai. Nes aš nuvažiuočiau į aikštelę, kur nors apsisukčiau. Taip. Tai dar kartą, 4 išvažiavimas. Kad atidirbtum gražiai. Gal tu juostų tiek daug ir irgi sugalvoji. Nu jo, čia jis taip biški šonė ir kažkodėl pasimeta. Kažkaip anksčiau niekada dėl šito žiedo visada žinodavau, kad čia pirma juosta ir didelė visiškai kažkaip nestresuodavo, o dabar čia kaip tyčia matyti ir užsiblokuoja ir paskiau nemastai, žinai. Matyti jau. Bet turi ant tiek dominuojantis tas įgūdis būt, kad tu ir be sąmonės padarytum. Ne, nes tik sakau, kaip žinau, kad čia šitam žiedė pirma juosta ir nežinau, kodėl. Nes va čia dar galima būtų persirikiuot, paskiau ištisinė, paskiau va jau čia vėl reiktų persirikiuot, jeigu būtum kairiai. Aš čia kažkaip sakau, norėjau, kad persirikiuot ir man buvo mašina ir tada sako, nes labai blogai matosi. Jo, ir aš būtent čia norėjau pasižiūrėti ir man dar tas, va čia aš išsakau. Įrodom dešinį, jo. Ir matau, ištisinį. Nes turi žiedė, tai va per šitą matosi, per vidurinį veidrodėlį. O dabar dar kartą tada už autobusų pasukim į dešinę, ten super siaurai iš Josvainių gatvelės įvažiuosim. Ir tikim lėčiau, ir čia teks tau per liniją biškį pervažiuoti, nes autikas nelabai teisingai pastatęs. Ir tada va čia sėlinį gražiai, va dar kartą rodai. Ir sėlinis, daug. O, koksai siauras, bet mes pataikėm ir vėl į dešinę. Čia regitra mašinės kartais plauna. Pasisutkiai dar pažiūrėsi, kas ten vyksta, nes jis biškai užstoja, spėja. O, gerai. Nes jeigu greitis būtų, jau praleisti. Ten biškai galima čiučiut už trikampiukų prikišnosti, nes kitaip nematai. Tai dabar vėl mes į dešinę, nes ten tiesiai tai motorinio transporto eismas draudžiamas. Mergaitė sumaisė pusės ir per tą ženklą pervažiavo. Tai suksim į dešinę. Ir dabar visą žiedą irgi apvažiuosim, 4 bus išvažiavimas. Tai čia žiedų reikia kurios juostos? Būtinai kairės, jo, nes čia tai reiktų išvažiuoti. O ten gali pataikyti tą raudonas, paskui tą raudoną. Jo, tiesiai čia žvilgteli, kad tie pažeidėjai nelekia pirmą juostą, nes jiem negalima. Ir tada varatu važiuosi. Ten būtum įvažiavus kairė, tai paskui per 2 reikiuotis. O šitą tai reikės į Josvainių tik per 1. Nu, čia toks
mąstyti turi, šablonai turi būti paruošti. Ir jau ką darysim, rodai, nes pažiūrėk, tas vyras ten iš paskos nelenda, čia nelenda. Va, nes turi kraštas. Taip biškį lėčiau, nes šis toksai gana staigus posūkiai ir į kairę. Jo, čia mergaitė į dešinę pavarė. Praleis. Ne, jau autobusai tai jie tokie sunkus ir bobutės nugriūna, jeigu stabdyti jiem priversti. Jiem geriau neužkišti. Nu va, ir ką mes nieko neturim, jo. Nu va, aiškiau, viskas susitvarkė, ar ne? Ir dabar pasuksim į kairę. Jo, vėl išvažiuosim į Baltijos. Čia ta Baltijos gatvė, kur autobusai stovi. Tai va čia tas to. Tai čia irgi važiavai pro čia, ne? Jo, nes aš čia išvažiavau, kur neturėjau išvažiuoti. Ir tada va čia prie viduriuko, tas punktiriukas čia patikrini, nėra dešiniai ir gali judėti. Bet šitą man atrodo aš gerai. Jo, šaunu, nes čia jie bent jau, man atrodo, aš iš tikrųjų dabar į dešinę, tai būtų pasakę. Tai čia super lėtai, nes čia turėsi. O, čia net autobusas. Aha. Kažkaip gaziuko paspausti, dabar tą mokinukui. Paspaus. O, tada gerai, nes čia biški ar tai išpjaustimai tau dadeda. Šitą ratą dar įsivaizduoju, kur yra na dar. O, čia jisai. Ir biški dešiniau apžerk tavo, dar biški. O, ir dabar jau tu praeisi šalia. O čia pristabdyk, nes jau mes per ištisinę negalim. Atleist stabdai prieš kūtį. Bet mes dabar važiuokim, parkuosimės ten į Prūsų gatvę, va pasuksim prieš šviesaforą, prieš degalinę. Prieš degalinę į kairę važiuosim. O čia tai parodyk, jau čia priversti mes apvažiuoti per ištisinę, nes kitaip nebus. Va, ir tegul dega, mes ten toliau pavažiavę, va pasuksim į kairę. Į kur? O, čia prieš degalinę. Ai, tu čia ir važiuoji. Jo, priešų nėra, lenkiančių nėra. Tai gerai, kad pasuksi. Čia ir palikau mašiną, tada čia apsisukinėjau. O mes tada važiuokim ten, kur Prūsų gatvėje bus į kairę ir ten parkavimą darysim. Kaip dabar čia sukti, ar? Tai aš manau, kad kairį reikia rodyti, mes suksim va ten į kairę. Tai tik tai ne prieš eismą, o va, duot kelią nėr kur duot, bet tu va ir į kairę važiuosi dabar. Nu tai čia kairė, ten dešinė, nu tai va. Nes čia makaluotos posūkius dešinę kairę, tai toks pasimetimas. Ir tada rodyk dešinę, o ten galėsi prie tos sidabrinės audinės ir parkuotis lygiai gretų.